Va, turim check engine lemputę. Viena iš mažiausiai norimų matyti žinučių ant ekrano. 1 609 343. 204 atkeliavo su kuro sistemos problemom. Automobilis važiuojant lėtai būna užgesta. Kiek sužiūrėjau, tai vienas purkštukas šiek tiek korekcijos didokas ir nepatinka iš tikrųjų, kaip dirba kuro slėgio reguliatorius. Tai reikės šitos dalykus susižiūrėti. Bet esmė yra dar viena, kad matom, yra spynoje užfiksuota 1 609 343 km rida. Ir paskutinė išsaugota rida yra 381, o skydelį matom 252. Tai va toksai kasdienis, iš tikrųjų kasdien susiduriu su tokiais dalykais, kad pastoviai yra sukinėjimas ridas. Nusipirkę tokį automobilį, tai tikrai matom, kad atsiranda problemų daugiau negu norėtųsi. Tai prie tokios ridos jau praktiškai būna išdylę tiek purkštukų, tiek kuro sistemos visos, resursas į pabaigą, sakykim taip. Ok, turim 166 ml ir jisai stovi, perrašinėjom pavarų dėžės programinę versiją. Dažnai šitiem ml-am būna išmeta klaida dėl per didelio pavarų dėžės pūslės sukabinimo. Tai vienas iš variantų, kaip tai ištaisyti, tai yra atnaujinti pavarų dėžės programą. Tai pabandysim, atnaujinsim ir žiūrėsim, kaip automobilis elgesi. Jau grįžau po testavimo. ML-ui jau surašyta naujesnė programinė versija į pavarų dėžę. Tai kol kas jokių klaidų dėl pūslės nemeta, tai reikia tiesiog važinėtis ir testuoti. Bet manau, kad viskas turėtų būti tvarkoje. Pasidarėm iš naujo adaptaciją pavarų dėžiai ir tiek. Skambinam klientui, kad atsiimtų. Viena iš mažiausiai norimų matyti žinučių ant ekrano naujesnių Mersų turėtojų. Netgi ne Mersų, o aplamai visų naujesnių automobilių. Tai yra gedimas su AdBlue sistema panašu ir žiūrėsim, ką tenais meta ir ko reikia. Ir viskas, sutvarkytos problemos, matom, klaidų nebemeta, automobilis dirba, važiuoja, viskas tvarkoje. Tai toksai greitas, neplanuotas darbelis iš tikrųjų. Judam toliau. Lyja ir darbai tiek nestoja. Garažas užimtas, tai tenka lauke prasiardyti būsą. Problema yra tokia, kad nerodo kilometrų. Tai panašu, kad keistas yra spidometras ir nerodo kilometražo. Tai reikės išsiardyti spidometrą ir iš naujo pririšti ridą. Šitiem Vito, Viano pakankamai paprastai spidometrai išsitraukia, panašiai ir sprinteriai. Tai naudoju va tokį kabliuką. Tiesiog užkišu į vidų, užkabinu ir spidometras taip pasilenkia į priekį ir išsitraukia. Nešuosi spidometrą ant stalo, prasiardau ir reikės sutvarkyti ridą, atsukti iki 0 km ir pririšim vėl prie automobilio. Jau kompas pajungtas, skydelis įdėtas ir 0 km yra nustatytas skydelėje. Dabar prisijungsim prie skydelio su diagnostikos įranga ir tiesiog pririšim ridą. Panašu, kad tiesiog keitė skydelį šitame automobilyje ir nepririšo ridos. Todėl rodo brūkšnelius skydelėje. Tai dabar spustelsim porą stebuklingų mygtukų. Ridą turim 311 000 ir
problema su šito automobiliu yra sutvarkyta. Na ką, va tokį gražuolį turim šiandien diagnostikai. Automobiliui šaltam šiek tiek pasmūgiuoja pavarų dėžė. Tai jungsimės kompą, žiūrėsim, ką galim padaryti. Manau, padarysim dar ir adaptaciją. Tai kimam į darbus. Sėdžiu, darau dėžės adaptaciją. 9G pavarų dėžė, tai adaptacija vyksta stovint. Pasižiūrėsim, kokia situacija, ar padės visi šitie dalykai ar ne. Manau, kad turėtų padėti, bet aišku, iki pilno komplekto, sakykime, reikėtų ir aptarnauti pavarų dėžę. Tai žiūrėsim, kokia bus situacija po adaptacijos. Va, tai va, turim check engine lemputę, 213, jo rida, toj pasakysim kokia, 168 000. Problemos yra ir su AdBlue siurbliu, ir su NOX davikliu. Antras daviklis po katalizatoriaus. Tai visą šitą dalyką programiškai išspręsim, kad daugiau nesuktų galvos. Iš tikrųjų, tikrai nėra labai ilgaamžė sistema šita ir kainuoja pakankamai brangiai. Pavyzdžiui, AdBlue pompą galima bandyti pakeisti, bet jinai irgi, kiek pamenu, kažkas apie 400 eurų kainuoja. NOX daviklis irgi kainuoja apie 600, jeigu gerai prisimenu. Tai, na, toks, sakykime, nelabai finansiškai norisi išsileisti ant tokių dalykų. Tai vat, ištręsim problemą programiškai ir galės automobilis važiuoti toliau ilgai ir laimingai. Vat ir viskas, čeko nebėra. Automobilis užvestas, dar pasitikrinu klaidas, ar tikrai nieko nėra netyčia iškrytę ir viskas, automobilį galima bus atiduoti. Ok, turim tokį įdomesnį variantą. 213 ir jau yra sumontuotas didesnis ekranas ir NTG 5.5 multimedija, bet neveikia teisingai. Su skydeliu, tai kaip suprantu, kaip ir padarė čionais prieš tai buvęs meistras ir įdą rodo, bet pati magnetola tai įsijungia, tai išsijungia, tai persikrauna, nežinau, pabandysim pasijungti, žiūrėsim, kame čionais bėdos. Visą laiką sudėtinga yra tvarkyti jau prieš tai darytus darbus kitų meistrų, nes nežinai, kaip kas ten daryta. Tai bandysim. Dabar netgi bandau jungti magnetolą, jinai neįsijungia. Tai bandysim viską pasijungti su kompu ir pabandysim sutvarkyti. Ką, praeitą savaitę turėjau šitą CLS-ą. Video matėt, irgi darėm stage'ą. Ir išlindo vieną tokią bėdelę, kad gali važinėti kokią savaitę, gali kaip nori važinėti, viskas tvarkoj. Bet pavažiavus ilgesnį laiką trasoje, tiesiog išmeta čeką. Čeką išmeta su nežinoma klaida ir niekas nesidaro, realiai automobilis traukia, viskas tvarkoj, bet tiesiog yra klaida. Tai atvažiavo žmogus, paliko mašiną ir jau perrašiau naujai kompą, pataisiau šiek tiek programą ir turėtų būti viskas tvarkoj. Tai sudedam atgal ir paleisiu automobilį važiuoti toliau. Taip, ML-as 642 variklis ir turim turbinos elektrinės dalies problemą. Matom, čionais yra jau visai nemažai reikalų, tiek šiek tiek apsitepalavę, tiek
turbinos plaučiai jau su zipais sutraukti, bet tai mums neturėtų trukdyti. Pakeisim turbinos elektrinę dalį į naują ir problemos su trauka turėtų išsispręsti. Beje, pamiršau iš tikrųjų parodyti, kaip atrodo su žieminiais ratais ML-as. Tai dabar tokie ratukai, R20, Kuma padangos ir Japan Racing ratai. Spalva jų yra tokia ne juoda, o bronzinė. Tai manau visai neblogai žiūrisi su žalia. Ir dar ką padariau, tai išsipjoviau rezonatorius, dabar yra tik katalizatoriai ir galiniai bakeliai. Tai užvesim, pasižiūrėsim, kaip ant šalto variklis dirba. Rytas toks, pradedam darbus su ML-u, 104, faceliftas 320 ir yra keletas darbelių. Tai dėžės adaptacija buvo aptarnauta pavarų dėžė ir pradėjo negražiai jungti pavaras. Tai dar vienas įrodymas, kad po aptarnavimo dėžės yra būtina daryti pavarų dėžės adaptaciją. Neresetinti, kaip daug kas mėgsta, o grinai daryti kiekvienai pavarai atskirai seką, kurią prašo daryti Merso įranga. Taip, gyvi parametrai, visos žvakės pakaitinimų pasižiūrėti, pečiukas sklendė grybauja, automobilis pasvyręs į vieną šoną, čia kadangi yra airmatikas, tai pabandysim galbūt kalibraciją padarysim, išjungti funkciją, kad važiuojant užsirakina duris, tai čia viską per spidometrą galima pasidaryti, čia išjungsim ne problemą. EGR, sklendės ir variklio galią padidinti. Tai pradžiai turbūt viską ir eisim nuo pirmo punkto, tai pavarų dėžės adaptaciją darysim ir taip toliau. Pradžiai dar pasijungsiu kompą, susižiūrėsiu gyvus parametrus, ką automobilis rodo ir tada jau pagal sąrašiuką. Ką, ML-as baigtas, šiandien darbai su juo baigti, prasibėgsim pro sąrašą, pavarų dėžės adaptacija praėjo sklandžiai, viskas yra tvarkoj. Buvo smūgiavimai iki 3 pavaros ir žemyn, tai šitie dalykai ištaisyti adaptacijos būdu. Pakaitinimo žvakės visos veikia, vėjelis grybauja, tai būtent šitas kairys ortakis pučia silpniau, tai nežinau, pasižiūrėjau iš elektrinės pusės, viskas tenais nėra prie ko prikipti, greičiausiai reikės žiūrėti, lūptis mechaniškai šitos dalykus. Žiūrint iš galo, mašina pasvyrusi dešinį šoną. Tai taip, sukalibravau važiuoklę iš naujo, nes buvo dešinė pusė pakritus, durų užrakinimą išjungiam, EGR-as, sklendės irgi yra išjungti, variklio galės nedidinam, kadangi yra šiek tiek reikalų ir problemėlių su automobilio varikliu. Panašu, kad sklendės pačios yra nulūžę, tai nedarysim šitų dalykų, kol nebus mechaniškai sutvarkyta. Tai va, automobilis paruoštas ir galima atiduoti. Ką, šiandien rytelį turim tokį visai dinamišką ir darbingą. Matom 205, jam yra problemos su AdBlue, tai tvarkysim šitą dalyką. Čia yra CLA, pas jį problemos su EGR-u, DPF-u ir sklendės reikės irgi paprogramuoti, tai su šitojo praktiškai kaip ir į pabaigą. Tai dar norėjau parodyti, tai labai dažna problema naujesnių Mersų,
tai rasoja žibintai. Ypač toks rasojimas yra pakankamai pavojingas, kadangi nuo rasojimo gali kauptis drėgmė ir gali sudeginti valdymo bloką. Tai atkreipkite dėmesį, jeigu yra galimybė, geriau būtų kažkaip tą drėgmę iš tenai sugerti. Na ir turiu čia dar vieną CLC. Pas jį yra tokia problemėlė, kad važiuojant tiesiog automobilis momentaliai užgesta ir vėl užsiveda. Tai problemų iš esmės jokių iš automobilio pusės neradau, tačiau radau tokį dalyką, kurio savininkas nebuvo pasakęs, kad yra įmontuotas, tai įmontuotas GPS sekimo sistema. Jie yra pajungta į OBD jungtį ir labai didelė tikimybė, kad jinai gadina visus reikalus. Tai atjungiam šitą dalyką ir turėtų būti viskas tvarkoj. Dar buvo problema pas šitą automobilį, kad iš toli centrinis nesirakinėja ir sunkiai traukia radijo stotis. Tai akivaizdu, kad problema yra su radijo bangų stiprintuvu. Tai šitą stiprintuvą irgi reikės susirasti, pasikeisti. Tai vat, tokie darbeliai. Nežinau, turbūt nematėt dar, bet jau yra pas mane kieme aikštelė sutvarkyta. Tai jau nebesmėlyje automobiliai gali stovėti, o tvarkingai ant tokio tvirto pakankamai pagrindo. Čia yra akmenukai ir po jais yra toksai korys plastikinis. Tai visas pagrindas realiai kaip trinkeliam ruošiamas ir tokį korį sudedam ir akmenukus. Tai pasirinkau tokį variantą dėl to, kad būna automobiliai atvažiuoja irgi kartais palaša tepaliukas vietom, tai tiesiog kartais yra geriau tą balutę paimi ir užlygini akmenukus, nes jeigu būtų trinkelės, tai tiesiog užsikniščiau valyčią kiekvieną kartą. Lyja lietus per karaliaus pietus, o aš gaminu ML raktą. Automobilis turi vieną raktą tik tai dabar pasigaminsim antrą ir bus tikrai saugiau naudoti automobilį. Taip, keliamės į 205 C klasę. Jai buvo problemas su AdBlue sistema, tai programiškai šiek tiek patvarkėm šitos reikalus. Ir dabar važiuoju, darau kietųjų dalelių filtro regeneraciją, kadangi filtras pasikišo, kol buvo važinėjama su check engine lempute, tai tenka dabar rankiniu būdu dirbtinai padaryti regeneraciją. Tai prasivažinėsim, pasižiūrėsim, kaip čia išdegs, neišdegs tas filtro suodžių likutis. Jeigu išdegs valio, jeigu ne, dėja teks turbūt dar ir kastraciją užsiimti kietųjų dalelių filtro. Taip, lekiu su 221 S klasė. Labai daug laiko iš tikrųjų pareikalavo šito automobilio atkelimas. Nefilmavau proceso, nes taip protarpiais prabėgdavau, kadangi automobilis atvažiavo su tokia bėda, kad nėra traukos ir baisiai juodai dūmija. Šiaip netgi mane nustebino, dar taip nesu matęs, tai turbūt garvežys galėtų slėptis po lapais su tokiu juodu dūmų kamoliu. Tai esmė, automobilis, kiek žinau, pats savininkas sakė, kad Jonavoje bandyta kažkas programuoti, daryti. Taip pat Vilniuj porą meistrų irgi bandė ir vis tiek rezultatas būdavo tas pats. Tai radau problemą, kažkas tai labai nejuokingai pajuokavo ir sudėjo visiškai netinkamus daviklius, taip pat programą visiškai ne taip padarė, kaip turėtų būti. Tai programa perdaryta, taip pat sudėti davikliai tinkami slėgio, tiek atmosferinio slėgio, tiek turbinos slėgio davikliai.
Jie buvo, nežinau kodėl, bet sudėti visiškai netinkantis šitam automobiliui. Tai kaip pavyzdį pasakysiu, kad ant laisvų sūkių automobilis rodė, kad pučia 2,6 baro. Na, tikrai taip nėra realu. Tai sudėjau viską tvarkingai, tinkamus daviklius, perprogramavau. Aišku, tas užėmė labai nemažai laiko, nes net nebuvau pagalvojęs, kad galėtų būti tame bėda. Galvojau, kad tikrai bus kažkas programiškai prikonstruota, bet galų gale netgi atstačius į originalią programą, visiškai tie patys buvo parodymai, 2,6 baro ant laisvų sūkių. Tai viskas, automobilis paruoštas, paskambinau žmogui, apsidžiaugė, tai varau pastatau ir judu prie kito. Opapa, turim geliką ant keltuvo, nieko baisiai mandro, kažkokių tai gedimų čionais nėra, bet dėtas faceliftinis priekis, dėti ksenonai ir nedega, tiksliau jau dega artimos šviesos, bet nedega tolimos šviesos. Tai čia toksai adapteris sudėtas jau buvo žmogaus, reikėjo dar šiek tiek paburti, kad neišsijunginėtų artimos šviesos. Su tolimom šviesom dėja kol kas taip greitai negalėsiu padėti, kadangi nemato priekinė saugiklinė, kad pakankamai yra suvartojama elektros energijos. Tai reikia arba statyti kažkokias tai specialias varžas, ko aš nesu labai mėgėjas, tai pasiūliau žmogui variantus, jau jisai pats spręsis. Dar atvažiavęs irgi žmogus prašė padaryti keletą darbų, tai pavyzdžiui nedega posūkis kairys veidrodėlėje, na bet dėja darbus ir laiką aš planuojuosi iš anksto, tai dėja negalėsiu skirti tam laiko, bet greitai permečiau. Tai tiesiog problema kažkur nuo jungties iki pačio veidrodėlio posūkio. Tai ar pats žibintas, ar laidai viduje kažkur tai yra problema. Tai vat, susidėsiu atgal posparnį ir žmogus atvažiuoja jau pasiimti automobilį. Artimos šviesos jau dega, jau yra linksmiau. Tai vat, tokie darbeliai su G klasė. Pakankamai retai atvažiuoja. Nėra labai dažnas modelis, bet visada džiugu matyti, nes visai man jie patinka iš tikrųjų. Kelia kažkokią tai nostalgiją. Nu va, toks G klasės variantas. Kaip minėjau, žibintus padariau, kad veiktų priekiniai, nes čia buvo originaliai halogeninės lempos, tai sudėtos faceliftiniai žibintai. Tai ką, po paskutinio video šiek tiek garažas pasikeitė, tai matom, turiu lentyną jau vieną dar susivyrinęs. Čia šiek tiek daiktų jau esu prisikrovęs, reikės dar aišku parūšiuoti ir talpiau viską sudėti. Ir vienas iš smagiausių dalykų, tai turiu jau 2 sėdmaišius, esu pasikabinęs televizorių, aišku, čia ta sniego pūtimo aparatas trukdo, bet vėliau jisai iškeliaus kitur. Tai telikas ant sienos, planas čionais Xbox'ą pasistatyti ir tokią kaip chill zoną turėti garaže. Motociklai irgi laukia savo eilės. Beje, jeigu kam reikia, tai Hornetas vis dar parduodamas. Skelbimo niekur nedėjau, dabar ne sezonas, kažin ar kažkas tai nupirks, bet jeigu kažkam reikia, 28 metų Hornetas pardavimuose. Galbūt pasvarstyčiau ir apie Tigerio pardavimą arba keitimą į keturratį. Tai labiau domintų keturratis, su kuriuo galima būtų sniegą pastumdyti. 4 varomų didysis keturratis kažkur tai nuo 900 kubikų ir aukštyn. Tai vat, tokios naujienos garaže, po biški viskas gražėja, tvarkosi ir darosi.
Dar, kadangi yra į aukštį kažkiek tai vietos, tai turiu tokį sumanimą, galbūt jau ne šiemet, bet kitą metą įgyvendinti, tai tiesiog pasidaryti tokį kaip antrą aukštą čionais ir tenais dar galima bus irgi kažkokius tai daiktus susidėti. Tai kaip galvojat, ar būtų verta daryti tokį dalyką ar ne? Beje, jeigu kažkas tai turit, visai priglauščiau odinę sofą. Čionais nebūtų labai plati, didelė ir griozdiška, tai tiesiog porai žmonių minkšta odinė sofa visai sudomintų irgi. Tai draugai, kol dar nepabėgote, norėjau paprašyti jūsų paspausti laiką, sekti mano kanalą ir už kiekvieną 500 laikų po šituo video jums padovanosiu po vieną prizą. Burtų keliu išrinksiu vieną iš prenumeratorių. Tai tikrai puikiai galimybė laimėti kažkokį tai prizą. Jums atsiųsiu jį visiškai nemokamai į jūsų pasirinktą paštomatą Lietuvoje. Tai spaudžiam laiką, sekam kanalą ir vienas prizas už 500 laikų. Tai kiek laikų surinksit, tiek prizų ir gausit. Tai šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrite. Nepamirškit sekti kanalo, laikai ir susitiksim kitame video. Būtinai nepraleiskit, nes skelbsiu prizų laimėtojus.